Santa Monika – miestelis Los Andželo apylinkėse. Apart to, kad namai šią miestelį kainuoja dešimtis milijonų ir ten gyveno Tom Cruise, Maroon 5 vokalistas, Bradley Cooper ir kitos įžymybės, šis miestas yra įstabus savo pakrantę ir įžymiuoju Santa Monika tiltu. Būtent čia, šioje vietoje pasibaigė įžymiausias maršrutas pasaulyje – Route 66, kuris tęsiasi per visą Ameriką, nuo Čikagos iki Ramiojo vandenyno. Beveik 4000 kilometrų tikrojo grožio. Mes su jumis šiandien esame pačioj Santa Monikoj, vietoj, kur kasdien iš viso pasaulio atkeliauja tūkstančiai turistų pasigrožėti nuostabaus grožio kalnais, vandenynu ir pievelėm. Persikeliam su jumis į saulėtąją Kaliforniją, Santa Monikos miestelį.